Stalo tenisas vyks didžiojoje sporto salėje, šaškai šachmatai bibliotekoje. Na, o smiginis rankų lenkimas nuo pusės 3 vyks mažojoje sporto salėje. Aktų salėje nepertraukiamai bus rodomi Leono Glinskio ir Igno Prokopio filmuoti siužetai iš Lietuvos sąjūdžio istorijos. Po sportinių varžybų apdovanojimų bus viktorina ir dainų vakaras. Aš tai taip ant rankos įdžiu. Laimėti išmėti iš mokyklos. Viena taurė didelė liko, tai aš negaliu jos neįteikti. Iš tikrųjų, šventės dalyviai tai esate jūs. Ir pirmiausia visus sveikinu. Bet šita šventė nebūtų atsitikusi ir tam tikrą prasme mūsų mokyklos nebūtų garsinė. Jūs ir vienas iš žmonių, tai aš tą noriu mūsų simbolinį dėkutinį, jau čia greitai bus kitų pavadinimų, Atanasevičių noriu teikti. Jis čia tas pirmas žmogus. Savo ruožtu noriu padėkoti visiems dalyvavusiems ir taip pat visiems prisidėjusiems. Pirma, žinoma, čia Mindaugo Nasevičiaus didžiausias darbas, taip pat mūsų kolegų liberalų sąjungos. Taip pat dėkoju ir verslininkams prisidėjusiems prie mūsų šventės, tai Rodai ir Savingė, Nemuno baldai. Nemuno baldams. Kągi, dar sykį leiskit palinkėti gerų jums švenčių ir kur kas geresnio ateinančio dešimtmečio Lietuvai ir mums visiems. Tikrai geras dalykas, maestrai. Patikėkit manim. Čia turi kažkas užbaigt, gal Mindaugai, tu čia pradėjai viską pavaduotai, nežinau, tiesiog. Prašom. Sako, kaip šeimininkas išėjo, aš kaip pavaduotoja. Iš tikro, labai miela, kad iki dabar, aš net nežinau, kiek dabar valandų. Kas galėtų pasakyti? 6.
Vadinasi, mes su jumis prabuvome nuo 11 iki 18 valandos, garbindami, šlovindami, mylėdami, didžiuodamiesi Lietuvą. Ačiū visiems ir labai gražių dar likusių valandų iki pirmadienio. Viso labo.